Ar aš panašus į vandenį? Paklausiu dirbtinio intelekto. Ne, dirbtinis intelektas pagalvoja, tu esi tikras avinas. Ši laida būtų apie mano mėgstamus, klausomus muzikantus, kurie yra gimę po vandenio ženklų, nes dabar yra vasaris, greitai bus Valentino diena, vasario 14, po to vasario 16, ir paskui baigsis vandeniai, prasidės žuvis. Dabar tai bus tiems, kurie tiki šitais šakar makar dalykėliais apie zodiako ženklus, ten horoskopus skaito. Ne, iš esmės tai galima kažkaip tai skirstyti muzikantus ir tarkime muzikantai bus tie, kurie gimė po vandenio ženklo. Aš ruošiuosi parodyti savo diskelius, kuriuos renku, klausau, mėgstu ir tai bus atlikėjai arba grupių nariai, kurie gimė sausio 20, grubiai tariant, vasario 18, tame tarpe. Tai va dabar ko imtis svarbiausio, nežinau, In Excess. Michael Hutchence, lyderis, vandenis. Ir, aišku, vandenis yra Bob Marley. Taip, toliau. Kaip čia pasakyti, visa ta šakar makar muzikėlė, visa ta, kaip čia jums paaiškinti, naujojo amžiaus muzika, ta kryptis visa, naujosios amžiaus, tai yra vandenio era, kaip nekeista, dauguma atlikėjų yra vandeniai. Tai, vat, pabūsiu šiandien ir aš vandenis, nors aš gimęs visai po kito horoskopo ženklo, jeigu jais tikėti. Keista jos tikėti. Va, ir mano pirmiausiai norėčiau parodyti, kurio netekom šiais metais metų sandaroje vandenio, tai būtų Ray Lynch. Deja jau šio muzikanto 83 sulaukęs, jis paliko mus. Jo rinktinis. Paskui gitara, vandenis. Gitara. Masanori Takahashi, tikras vardas. Patrick O'Hearn, Franko Zappos grupės bosistas, paskui atlikinėjęs naujo amžiaus muziką. Oi, koks jovalas, aš manau, kad irgi neseniai jau nebėra. Dean Evanson, vandenis. Vasario 1 šventės gimtadienį Otmar Liebert, vandenis. Čia neturiu sakyti kas kart, kad jis vandenis, tiesiog čia laida apie tai, kad visi yra vandeniai. Čia truputį maišysis, nes truputį iš džiazo. Aiva, rodžiau apie Dean Evanson. Janis Krisomalis, tai yra naujo amžiaus muzikos atstovas iš Graikijos. Vandenis. Dabar daugiau parodysiu Bob Marley.
Labai jisai vandenis, labai žinomas. Toliau žinomo vandenio Neil Diamondas. Grupės Green Day muzikantas lyderis Billy G. Armstrongas. Grupės Axl Rose, grupės Guns N' Roses dainininkas Axl Rose. Ir kita dalis, pagrindinis albumas jo. Pop dainininkas Rick Astley. Gal dar iš naujo amžiaus muzikos gitara. Džiazas. Joshua Redman. Ta legendinė, kaip sakyt, legendinė, labai legendinė Carole King. Jeigu senyva moteriškė, tai jau legendinė. Nelabai gal žinoma, bet žinoma. Joanna Newsom. Dėl šito aš abejoju, bet manau, kad Genesis bent 3 vandeniai yra. Steve Hackettas. Grupė Genesis. Ir, kaip minėjau, bent 3 yra, tai vienas iš jų tikras vandenis. Nors būna toksai charakteris kaip tikro avino. Čia kaip kam. Peter Gabriel, vandenis. Jurga, vandenis. Grupė M-People ir jos lyderė Heather Small. Taip, be abejo vandenis. Ir taipogi, kaip jau rodžiau, Bobas Marley. Dar Bobas Marley. Vandenis, futbolininkas ir regio muzikos žvaigždė. Jani Krisomalis, vandenis. Taip. Dar turiu Rick Astley. Oi, ten buvo gitara, Rick Astley. Gitara. Čia chaotiškai pas mane viskas sudėta. Nesirašiau. Iš džiazo, avangardo. Bill Laswell. Vandenis be abejo. Peter Gabriel. Gražiausi man bent jau naujo amžiaus stiliaus albumai. Passion ir kiti. Passion. Taip. Janę turiu daugiau. Janę klausau jau iš 20-30 metų. Koks gražus psichologas ir plaukytojas. Plaukimo čempionas, psichologas, muzikantas. Billy Joe Armstrong. Vandenis grindėjus. Ir jo DVD. Šitas. Stewart iš grupės 10cc. Andy Stewart, vandenis.
Kas liečia kitų grupių narius, kaip minėjau, Hutchinsas INXS lyderis, Axl Rose'as Guns N' Roses lyderis, Green Day lyderis Armstrongas ir vandenis yra Barclay James Harvest, Mel Pritchard narys. Taip. Toliau. Alice Cooper vandenis. Serge Mendes vandenis iš džiazo. Jonathan Davis Kornų lyderis dainininkas vandenio ir ožiaragio hibridas. Terry Cat iš grupės Chicago vandenis ir koks svarbiausias vandenis pop mėgėjams, tai Kobikas. Va, čia tai vandenis. Juokingas vandenis. Štai. Swing when you're winning. Sing when you're winning. Ir taip toliau. Ropkė tai duoda. Vandenis. Toliau. Iš džiazo pasaulio, kad čia pamaišyti kažką, tai būtų Stefan Grappelli. Šis vandenis, kurio jau nėra, aišku, tarp mūsų, bet vis tiek liko vandenio. Kitaro, Masanori Takahashi, naujo amžiaus stiliaus atlikėjas. Ir dar grįžtant prie naujo amžiaus stiliaus atlikėjas. Dėl šito nesu tikras, ar jis vandenis. Turbūt taip, vandenis Robert Palmer. Ir Eamon Tobin iš elektroninės muzikos. Vandeniukas. Tikrai ne avinas. Va. Na ir grįžtant prie elektroninės naujo amžiaus muzikos, tai būtų Robert Rich. Taip, ir daugiau Vidna Obmana irgi Dirk serijos lyderis vandenis. Steve Roach gimęs vasario 16 dieną. Tikras vandenis, kurį aš labai mėgstu. Structures from Silence, geriausias jo albumas. Ir dar kas likučiai, tai Philas Collinsas vandenis, Bobas Marlis vandenis, Robertas Richas ir Steve'as Roachas ir Robertas Richas, Stan Getz džiazo, Sex Pistols ir Public Image Limited, John Lydonas, Johnny Rottanas vandenis ir Lorena McKennitt. Naujo amžiaus diva yra ne vandenis, o vandenė, undinė, tikroji naujo amžiaus muzikos diva. Sveikinu visus vandenius, kurie gimė šį mėnesį ir iki kito karto.